Labas bičiuliai, matot kur aš ir ką darau? Netgi kažkas bando tampyti. Tai bičiuliai, poilsis. Šiandien nusprendžiau pailsėti į kaimo prūdą ir su metodu, bičiuliai, su metodu. Labai stipriai nesijuokit, esu gaudęs vieną kartą gyvenime, gal du, kažkada karosus esu pagavęs netgi. Tai va, tai šiandien vėl toksai bandymas, kol nieks nemato, kaip sakant, vienas kaimo prūdas, yra karosų, yra karpiukų. Nu, pabandyti kažką pagauti, nežinau, turiu čia keletą vafteriukų, porą jaukų pasimaišiau, tarsi vienas kažkokios tai pelėtės iš karto sudrekinau, o kitas kažkoks karpinis sensas. Nu tai va, tai vienu žodžiu, bandysiu, nežinau, vieną bičiuliai ten link salos metu, matot, salelė yra, o kitą metu už krūmo palei krančiuką. Šiaip judesiuko tai kaip ir buvo, kaip atvažiavau. Tiesa, 8 valandos ryto, vėlgi vėlyvas rytas, bet skau šiandien ramiai, kaip sako, pasėdėti, pabandyti pagauti kokį žuvį ant metodo. Paskui ateity, nes tikrai ne vienintelis video bus su dugninė, laukiu siuntinuko iš ambasados bičiuliai, tai vat bandysim truputį rimčiau užsiimti. Gal į vieną kitą kokią pramoginį prūduką nuvažiuoti, kad pagaut kokį karpiuką. Taip kad nepabėkit, sekit, žiūrėsim, kad turėsim. Trikojo net. Opa, bičiuliai, opa. Sakau, yra. Eik tu sau, kai ruošia. Sakau, trikojo neturiu, tai taip. Bičiuliai, pirmas žuveliokas ir panašu nedicką karpiuką. Ar nežinau. Ant metodo iš karto. Nedidelis karpiukas. Nenugriaučiau jums. Eikit. Mikro toksai. Bet tai karpiukas, bičiuliai. Yra balzdaniukas. Štai toks gražuolis. Mažiukas, bet pirmas. Geltoniuko. Nu ką, smagu. Tai va, bičiuliai, kaip pasakyti, netikėtai pirmas išvažiavimas ant geltono vafteriuko. Tik tai, va kas jau iškart pastebėjau, nu aš tik tai kitokių ir neturiu, tik tai tokias 3 šeryklas, tai, nu, su tais ne variantas. Labai, ta prasme, taikyti reikia, man jau du vafteriukus sulaužiau tarp tų grotelių tenai, nežinau, kažko tai. Arba aš čia kažką netaip darau. Sakau, labai stipriai nesijuokiu, nes esu gaudęs tik tai prieš 3 metus ar prieš kiek. Kelis karosus. Tai taip, kaip sakyt, gaudau taip, kaip aš įsivaizduoju. Man čia reikia. Gerai, prie salelės, kaip ir sakiau, kad numaniau, kad tenai turėtų būti ištaisyti. Iški bangos nuo tai sodžialkai nuo kranto gal nelabai gerai, geriau būtų, kad bangos būtų į krantą, nu nieko. Faktas tas, kad kažkoks, kaip sakant, gyvasties yra. Čia irgi geltonas, bet nereikia matyti, nežinau, reiks. O, kas čia buvo? Timtelio kažkas tai.
Seno prie to gumelio yra. Matot, nežinau kaip čia turėtų būti. Ar čia iškart turi užsėst, ar čia po tokių patampimų gal neverta turbūt net kirsti. Pauzė, bičiuliai. Pauzė. Kur mano didieji karpiai. Vadžiaukas. Opa, bičiuliai, išvažiavimas. Panašu, kad čia nedidelė vėl žuvis, vėl gal karpiukas toks, bet tai smagu. Jo, tokie. Gal tas pats, bet delninukas. Judesys, bičiuliai, judesėlis. Judesėlis, kas man yra svarbiausia. Kaip iškart taškelį, galima sakyti, radau, kaip nujausdamas. O, nukando pusę. Arba skau, nuturpa į tą šėryklą. Viskas pas mane, bičiuliai, primityviai. Plauko sistema ir ta samadėlna. Visai ten pamečiau po pasvyrusių beržiukų, bandysiu palei krantą gal. Nu ką, du yra, tokie statistiniai tik tai, nedideliai, bet kažkokių tokių padrebinimų vis yra tenai. Gal ta šėrykla jo kuičia. Bičiuliai, jūs matėt, kol aš kamerą nustatinėjau iš po beržiuko. O čia tai buvo išvažiavimas. Galvoju, kas? Bet va, kaip sakyt, gerai pamest. Gražesnis čia. O, čia toksai. Su kuprele. Bet tai koks išvažiavimas buvo. Kai rovė, kol aš ant kameros madžiams. Nu, tokį buvau uždėjęs. Bet kaip po tik tai arčiau pamečiau palei
palei pasvyrusi berželį. Iškart kibimas. Na gerai. Su kokio išlindus. Ką vėl bandys pamest po to berželių? Net šakutę nulenkia viską, bet tai čia koks išvažiavimas buvo tai. Kaip didelė. Man sakau, bičiuliai, aš tai juk jų ne. Aš tai jų negaudęs, tai man čia biški kosmosėlis toks lengvas. Nu. Padrebino. Ne, kažkaip gal biški per anksti, nežinau, sakau, trūksta bičiuliai patirties, ar taip užjūdino gal mažesnės žuvis, reikia turbūt, kada jau 100%, kaip sakant, kai rauna. Nu nieko. Opa, bičiuliai, yra. Kas čia dabar? Taip, tai va, kas čia man tampa. Koja, eikit savo. Ant tokio. Ant tokio. Didelė. Šoks kosmosas. O, bičiuliai. Tik tai nuei kažką tai padaryti. O čia išvažiavimas buvo. Žiūrėkite, nebus truputį didesnis, bet panašu į šiandienos didžiausią. Ar tik va, akinius nuėjau užsidėti. Taip. O, jau čia. Jisai riebuilesnis, bičiuliai. Riebuilesnis. Karpis monstras. Darosi įdomu čia man. Vienas kitas toksai. Kaip tik. Kas čia negi vėl. Bet tai laužia. Bičiuliai, kaip laužia, atrodo, belė koks kibimas ir vėl koja. Nuduodas. Kažkaip tai čia biški stebina mane, dabar ant tokio. Kažkaip man, sakykim, kranto zoną užokupavo kuojos. Reikės keisti tašką. Taip nuo ryto. Tai buvo čia judesiukas, nu nieko. Toliau bandyt pamest. Iškylo vėjas, kaip ir viskas čia. Neblogai turėtų būti. Drąsiau jam. Aišku, tik tai tų kojų nereikia tokių. Jo, vėjukas kaip ir pranašavo nuo 10 valandos. Rytas ramus. Ramu gražu buvo, dabar vėl ateina į vakarą lietus.
tarp kitko, bičiuliai, vat, galit komentaruose parašyti, kaip, nu, vat, ta prasme, kaip, kas kiek laiko permetinė, tarkim, ir vat, už tai, vat, nežinau, dabar užmetu, nu, gan trumpas tas pauzes darau, ta prasme, dažnai permetim, jų. Sunku pasakyti, net neįsivaizduoju. Ir kaip ar verta klipsuoti, ar neverta, nu, dabar, vat, bandau tą tokią taktiką, nu, kaip sakyt, porą taškų užsijaukinti ant klipso, bet nežinau, gal bandyti ieškoti po visą plotą, bandyti, nėra čia tas didelis plotas, toliau pamest, arčiau. Jeigu netingit, parašykit komentaruose, kaip, vat, nu, tokiam žiopliui, kaip man, vat, nu, nuo ko pradėti, tiesiog, nu, kažkokių elementarių patarimų. Ir sakau, vat, ir dažnai permetinėt ar ne, koks optimaliausias būtų tas intervalas tarp permetimų. Opa, bičiuliai, o čia išvažiavo. Čia išvažiavo pagaliau. Karpiukas, kaip jį matai. Tik tiek, kad jie čia tokie silpnoki biški, bet gal karosas. Žiūrėkit, bičiuliai, karosas. Opa. O, va čia. O. Gal įdienojus karosai pradės judėti. O toksai. Derlinys, gražus. Kada daryt metimą. Į karosinę vietą reikės ir kitą permest, turbūt tenai, nežiūriu čia. Mano ta artimoji distancija nedirba. Tarsi raudelės kažkokios tampa. O ten va. Ten matosi, va, tai karpiukas, tai karosas. Ant geltono vafteriuko. Pasitrumpinau pavadėlius biški, bičiuliai. Pabandysim. Trumpesnius, gal per ilgi tie pavadėliai pas mane buvo apie 15-20 cm. Nu, dabar dar trumpiau padaryti. To kažkaip sąstingis. Čia vad lyg tai vis karts nuo karto kažkas biškai patampo, bet visai ramuma. Nors atrodo kaip tik oras va toks kaip ir visai nieko, banga pakyla. O, bičiuliai, kažkas išvažiavo už kito kranto. Po pertraukas ir čia. Po ilgos pertraukos. O, šiandien. O, stambiau. Ir čia judina kažkas. O, bičiuliai, čia jau šiandienos bonusas. Toksai. Riebuiliukas. Riebuiliukas toksai. Toks riebuilis, baltukas. Įrovė. 5, bet tai dabar buvo pauzė. Pauzė buvo nemaža, kažkaip tai tokių patampimų
Bet vat rimtesnis kibimas ten kažkur tai šano kranto. Ką, bandyt vėl toliau pamest? Tik nueik, bičiuliai. Bet tai čia, kaip ir sakiau, čia ne ta žuvis, nors akimirką nusisukau, jau žiūriu, važiuoja. Nors karosas gal koks. Oi. Pažiūrėkit, viskas čia. Kažkaip pasirodė maža žuvis. Nu, karosas, sakau. Nu, gerai. Užskaitysim ir karosą tokį. Vėl tampa. Bet taip, bičiuliai, bet tik kažką vat sėdėjau, realiai valandą laiko nieko ne, nu, kaip sakyt, susikaupęs į meškerę žiūrėjau. Ramu. Tik pradėjau čia kažką krapštytis. Vienas kibimas, antras kibimas. Nu, vat pradėjo truputį palengva linot. Gal atsibus tą žuvelioką, sakau, taip pasakyt. Kaip ir yra tokių judesiukų, bet ką, 5 karpiukai, 2 karosai ir kojos gal 4 ar 5. Nu, kaip pasakyt. Man kaip tokiam metodistui, žiopliui, ką žinau, įmanoma kažką tai pagauti. O, bičiuliai, išvažiavo pagaliau. Taip, sargiau, negi vėl karosas. O tai jau buvo sunkiai, pradėjo vėl daužyti po biškį. Karosas. Oi, ir dar numetė man bakteriuką ant spalvoto to. O, koks gražus. Ot, burkt. Opa, o čia, bičiuliai, va čia buvo. O čia jau į karpiuką panašu ir. Sau. Nuka. Kasgi čia? Kažkaip jau labai taip nesidodo. Tarp kitko pavadėlis tai pas mane 0,16 tik tai. Kas čia mes turim? Čia turim, bičiuliai, rimtesnę žuvį. Pats į krantą eina. Spektesnis, nedidelis, bet. O, čia jau. Smagesnis. Toks rubuilesnis jau. O, ant dvispalvio. Čiuliai. O, toksai va karpis. Toks gražesnis biškis. Eist. Jau toks truputį bandė paspaust netgi.
po truputį didėjam ant dvispalviuko tokio. Vėl iš karto. Ir iš karto judesys kažkoks tai. Opa, čiuli. Paduodu. Tik užmečiau iš karto taukštą. Dabar gal panašu į karosėlį. Mažesnė žuvis ir pagal kibimą jau čiulpa. Taip. Sakiau. Karosėlis. Va toksai. Jau pradedu atskirt, kur karosas, kur. Kiek jau čia? Ketvirtas karosas, ne? Opa, o, bičiuliai. Klipsas uždėtas. Čia išvažiavo. Suka, kaip dabar. Atsikabino ar kas. Blemba. O čia išvažiavimas buvo. Tai kaip taip? Ar nutrūko? Nutrūk negalėjo. Ai. Ai. 16 pavadėlis. Bet čia buvo jau. Čia buvo bičiuliai geras. Nors kaip ir labai neplėšiau, bet. Nu ką. Storintis pavadėlį, ne? Ai. Ai. O, bičiuliai. Paėjau biškį užvėję už tvarto. Ko gero baigsiu tą savo pasirodymą tokį mokomąjį, bandomąjį. Ką žinau, nu, aišku, yra kur tobulėti. Pirmiausia, tai sistemėlių reikia pasiryžti, reikia dar, vis žiūriu, kad nenuvažiuotų, reikia šeriklėlių. Vienu žodžiu, visko reikia. Čia taip gavosi primityviai, bet paliama visai taip įdomiai. Man tai kažkas tai naujo, suprantat, egzotika, bet visai patiko. Keli karpiukai, keli karosiukai, didžiausias 3 kg nutraukia kablį. Nieko, storesnį ryšim kitąsyk, čia skau. O šiaip visai nieko. Tai tam kartui, manau tiek ir, nežinau, vieną kitą laiką galite uždėti visai, sakau, pramoginę, oi, pažiūrėkit, o, kas čia, pramoginę, čia gal tas 3 kg, taip, kamera tarp klyno, kaip sakant, pėstų pastatyta. O, ir panašu, kad bičiuliai normalesnis, vat, taip. Kaip jis čia pravažiavo. Nu, karoči. Tai kaip taip. Dar vienas gražus buvo.
Nu, vienu žodžiu, bičiuliai. Antras gan nemažas pabėgo. Kabliuką reikia pasididinti. Nu, taip jau būna, kai ir čia puoliai, čia filmuoji, ten jau užvažiavę. Gerai, bičiuliai, manau dar į tą prūdelį užsuksiu kurią dieną. Rimčiau pasiruošęs ir taip lengvai jie nuo manęs čia nepabėgs. Tam kartui tiek ir iki.